revanšų nebus. Kastyti. Iš tiesų, liečiant tą temą, yra per tuos daug tūkstančių metų, kaip sako Lapas padirbėjęs, aš stebiu ir matau, kad ir tie sužeisti, ir tie sužeisti, ir vyrai sužeisti, ir moterys sužeistos, ir tiem reikia atstatymą, ir moterims reikia atstatymą. Tai iš tokią neutralią poziciją paimu, stebiu netgi kur kam ką galėčiau padėti. Tai tokia pozicija. Kur kam galėčiau patarnauti. Ir nes daug, kas liečia šeimų sritį. Ir čia gal daug kam sumaišytas požiūris, kad jis vis akcentavo Ramundas, kad tai tikinčioms šeimoms. Visą tai, ką Dievas kalba, iš tiesų tikinčioms šeimoms, kurie netikinti vieną pusį, tai tiesmukiškai to žodžio nepriimsi, nes jie kaip pradeda vadovauti, tu ir voktu jie turėsi eiti, žinau. Tai čia jau tai atkrenta. Bet žodis, teisingai, Dievo žodis yra Dievo žodis. Ir tikrai, kaip sakė, galbūt nurimtų, kad būtų išgirdę ir kitą pusę, galbūt kitą kartą yra abi pusės paliestų, jos moterys nusiremės. Gerai. Bet aš gal kitų žodžių pasidalinsiu, kurio dalinausi šiandien ir Marijampolėje. Visai gal ne į temą, juk nebūtinai tą pačią temą, ar ne? Pasidalinti tuo, ką turime. Taip, kad ir net tose šeimose galima labai dvasiškai augti, ar ne? Tiek moterį su vyru, tiek vyras su moterį gyvena. Nes kas ten jų greuna tą gyvenimą, žinot kas? Ne jie patys, bet velniai. Ir kai neatpažįsta ar moteris, ar vyras tų dvasių, jie galvoja, kad jie viens kitą ėda, viens kito nemyli, viens kitam prieštarauja ir visa kita. Ir tai išsisprendimą aš matau, kai mes įsitvirtinsime dvasioje, išmoksime atleisti, išmoksime suvokti, kad tas žmogus sako, tave myli, o jis už valandos kalba kitaip, tai nereiškia, kad jis atmainės, reiškia, jį įtakojo tuo metu piktas. Tai yra iš tiesų dvasinis augimas mums reikalingas, kad mes sugebėtume atskirti žmogų nuo dvasios. Ir jeigu ten žmona užpurškė, taip, stiprus vyras dvasioj, tuo momentu gudresnis, atleisk ją. Ir atvirkščiai. Ir mes galime augti. Kaip gerai, kad kai yra, žinot, netgi nebūtinai abu tikintys, net netikintys, dar geriau šalia. Kad augti ir bręsti dvasiai. Nes jūs žinot, kad augti ir bręsti dvasiai reikia turėti pasipriešinimą. Taip? Jeigu viskas taika, ramybė gerai, tai iš tiesų mes galime net neaugti. Aš nesakau, kad šeimose, aš jau čia šeimas palieku, jau aš kalbu aplamai. Kad mums gyvenime, mato, Dievas vis duoda kažkokiu tai pasipriešinimu, ar ne? Vis eini, atrodo, jau dabar gerai bus, jau kaip sesuo liudijau, radau 350 litų. Ačiū viešpačiui, aš nesityčia, bet aš tokį palyginimą, tai dabar jau man kasdien, jeigu jie būna, tai aš būsiu labai švelni, gerai ir laiminga, ar ne? Jo, tai čia mūsų sielos ir kūnai, jie nori, kad visada gerai, tik tai būtų gerai. Bet žinot, kai būna negerai, tada kaip tik auga tie dvasiniai vaisiai mumyse, kuriuos Ramundas ir skaitė. Šiandien skaičiau apie tos dvasinius vaisius. Galatams 2, aš juos kaip tik atsivertus. Dvasios vaisiai, kad užaugtų meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas,
kad šitie vaisiai užaugtų, mums reikia realybėje susitikti su kažkokiu tai pasipriešinimu, kad mes pasielgtume priešingai. Galatam 2:20. Kad mes galėtume priešingai. Mums gali atrodyti, kad mes labai geri ir mes galime tai padaryti ir čia yra paprasta, kas čia tokio, ar ne, džiaugtis. Kas čia tokio, būti ramybė, kantrybė. Bet kai ateina tos situacijos, kalbas esu, ar matau, kad ji nugalėjo gavusi žodį, ji nepasiduoda tam piktajam, tai grūdinas. Tai bus panaudota geriems dalykams. Galatams 5. Jo, 5, atsiprašau, ne taip pasakyti. 5:20. Daug. Čia kur ir Raimundas skaitė. Ir kad šitos dvasiniai vaisiai ir savybės augtų mumise be pasipriešinimo, tai neįmanoma. Todėl, kaip aš sakiau, kai mes turime šalia žmogų, kuris turi tokias neigiamas savybės, tai nereiškia, kad mes prapulsime. Atvirkščiai. Mes išnaudokime tą situaciją geram. Jeigu kits pyksta, ar kits neramus, tai aš parodysiu tą ramybę, kuri turiu viešpatyje, nes aš ją turiu. Aš galiu. Taip. Ir jeigu aš tai žinau, žinojimo neužtenka. Todėl Dievas duoda tokias situacijas, kad ne tik žinotume, kokį vaisiai. Žinom tos vaisius mes visi. Bet kad jie tikrai aš neščiau tokius vaisius, tai man į realią situaciją reikia susitikti. Aš, kaip sakom, mes galim sakyti, čia šventi, mes geri, mes paklusnus, tolankus. Bet tik situacijose mes pamatysime, kokių vaisiai jau yra mumise ir kokių nėra. Jeigu mes sugebėsim to situacijoje išlikti romus, nors jį ten skaudina mus ir dar, reiškia, mes jau turime dvasinius vaisius. Amen. Amen. Va, mes einam į kokį gylį ir į kokį, žinot, dvasinį augimą. Vien tik šnekėti. Tai dar yra niekas. Kaip ir brolis sakė, vien vaikščioti į susirinkimą, tai yra niekas. Bet augti Dieve, va čia yra. Ir mes esam pašaukti augti dvasioje ir nešti dvasinius vaisius. Ir jeigu mes kiekvienas su savimi dirbsime ir velnę, kuris pakyla mūsų gyvenime, išnaudosime geram, neatsakysime tuo pačiu, bet laimėsime, pavyzdžiui, pyktį romumu. Ar ne? Va čia jau dvasinio žmogaus ilgesys. Sako, neatsakykite tuo pačiu. Ne? Ir jie atsakom, tuo pačiu mes pralaimim. Ir tik velnas turi vietos, ar ne? Įvyksta ginčas, pyktis ir viskas. Velnas turi vietos. Bet jeigu aš savo romumu užkisinu, tai velnas man pasitarnavo, kaip aš dar užsigrūdinu labiau. Ir dar velnas neturi vietos. Amen. Tai mes esame tie asmenys, kurie augsim dvasių ir taip vis vietoj degtuko ant benzino vandens ir užgesinsite piktojo strėles, sako. Amen. Ir kad mes užgesintume piktojo strėles, mums reikia tikrai tikrus susibrandinti vaisius. Nežinojimą, bet iš tiesų turėti vaisius. Ir kai matom situaciją, ar ne? Tu galvoji, o jau aš galiu, dabar jau čia rieks ant manęs, bet aš tik šypsosiuosi, tik šypsosiuosi. Ir staiga papuolė į tokią situaciją, tu žiūri, kad jau... O viešpatie, sakai, o aš galvoju. Ką daryti, jeigu tu nuoširdus būsim Dieve, atleisk man. Matai, koks aš čia, man atrodė, kad jau čia galiu, tai galiu.
leisk man, stiprink mano dvasinį žmogų. Aš noriu nešti tą vaisius. Amen. Mes turime rimtai tai žiūrėti. Mes nežaidžiam krikščionybės, mes nežadam praleisti veidmainystės. Aš nesakau, kad nesąmoningai tai visko dar gaunas, bet aš kalbu apie sąmoningumą. Mes klaidų darėme ir darysime, mes nesam tobuli, bet širdies pozicija, kuriam nesigauna, sakytum, mama, tai jau tu sakėjai, žinai. Nu, ne visiems taip gaunasi. Nusišypsok, nu, nepasisek. Nu, atgailauk, sakyk, brolis, sesė. O net padykim pirštais, mama, matai, jau tu ten pamokslą kalbėjai, tu dar kur kalbėjai, matai, jau tu va čia nieko negalėjai. Nu, kad ir aš ne visada sakai galiu. Amen. Argi mes galime viską padaryti? Ne, mes mokomės, stengiamės, norime ir mes trokštame augti dvasių ir nešti Dievui vaisius. Jeigu mes nenešime Dievui vaisių, mes esame bevaisiai, taip, ir tokius medžius reikia ką? Išrauti ir nupjauti. Tai va, tai reiškia, mes neturime vietos būti religingais. Sako, nemanykite apie save geriau negu esate. Tikrai dažnai apie save geriau pagalvojame, ne? Nu, aš tai jau taip nedaryčiau. Pala. Jau taip pasakei, tai žinau, tuoj Dievas viską girdi. Dievas viską girdi, jis paruoš tokią situaciją, žinai. Kad tau padėtų, ar ne? Man ar tau, kad padėtų. Kad toj situacijoje jis mato, kad tu apsigavęs, tu galvoji, kad tu gali, bet jis mato geriau širdį ir kokius vaisius aš galiu nešti. Ir ačiū Dievui, kada leidžia tokias situacijas pamatyti, kad aš dar negaliu. Tam, kad aš galėčiau atgailauti ir nusižeminti prieš Dievą. Žinot, nebūkim tie, kurie, aš tik šiandien negaliu, aš tik prieš žmoną negaliu, prieš kitus galiu tik. Jeigu prieš žmoną negaliu, tai prieš visus negaliu. Arba atvirkščiai, vyras prieš žmoną. Aš su kitom moterim, tai man niekas, o kad su žmona, tai... Jeigu aš turiu vaisių, tai aš turiu ir su žmona, ir su svetimu, ir su visais, ar ne? Arba aš jau neturiu. Todėl mes iškeliam savo uždavinį augti dvasioje. Aš nežinau, kam čia nereikia augti dvasioje. Amen. Man tai labiausiai reikia augti. Ir aš tau užduodavau uždavinį. Nes aš matau, kad daugelį atveju pražiūrau, nes su budrumo dvasiniu prašykim, kad tikrai mes būtume tais žmonėmis, apie kurius čia kalbame, žinot, ir mąstome, bet ne tik kalbėtume ir mąstytume, bet ir neštume iš tiesų tam Dievui, nes jis jau ilgės tų vaisių viešpats. Ir sako, nu dar palik metus, dar patreš. Tai sako, kai nesikeičia žmogus metų metus, brolis sakė, bažnyčioje galbūt sėdi ir nesikeičia metų metus. Nu, tai jau apie išpjovimą gal eina kalba. Ir kaip sakoma, net Dievas išpjauna, net mes patys išsipjauname. Nes mes nučiūstame, nenešdami vaisių. Mes sukurti nešti vaisius. Ir tie vaisiai skanūs. Žinot, pasaulis šiandien visokius vaisius neša. Taip? Pyktį, vaidus, susiskaldymus ir taip toliau. Čia skaitė daug rašto vietų, pirmai žiūrėjote. Pasaulis tai neša. Mes esam pašaukti nešti kitokius vaisius. Amen? Viskas mūsų viešpats pašaukė. Aš tavo pašaukiu, sakau, kad tu neštum kitokius vaisius. Kad tu neatsakytum tuo pačiu, bet galėtum piktą geru. Taip? Padėk viešpatį. O va, kai žmogus gali piktą nugalėti geru, surumamu širdį, čia jau vaisius. Todėl mes tikrai turime kur augti. Dvasiškai plotį, ilgį, aukštį ir gylį. Ir iš tiesų viešpats nori tas situacijas blogas, kurios yra ne tam, kad mus pražudyti. Ne tam tu susitikai tokius netobulus žmonės,
kad jie tave ten sugriautų tau gyvenimą ar dar ką, bet tam, kad tu glūdintumėsi, kad tu, turėdamas pavyzdį, galėtumai augti Dieve. Amen. Atsidūrė žmogus tavo gyvenime toksai, kaip mes mėgstam sakyti. Pasaulyje sako, debilas. O su tuo tai aš galiu, o su šitu negaliu. Jeigu aš turiu vaisių, tada aš galėsiu su visais. Amen. Ir vienodai. Tai kaip Jėzus mus myli, visus vienodai. Ne pagal darbus, ar ne? Jis turi tikrai tobulas vaisius šitose meilėje, ar ne? Ir todėl, jeigu turi kažkokį blogą dalyką šalia savęs, tai išnaudokim jį kaip augimui. Jeigu kokie pagundimai ateina į tavo gyvenimą, nepasiduok jiems, bet išnaudok tuos pagundimus stiprėti dvasioje. Amen. Kai ateina kažkoks pagundimas, pasielgti ne pagal Dievo valią, ir tu pasakai, ne, tu stiprėjai. Todėl tie pagundimai, matot, stiprina mus. Jeigu jie neteitų, aš galvoju, kad šitų pagundimų nebūtų, o kad būčiau, kad užsidaryčiau kažkur, tai ramybė būčiau švenčiausia. Neužsidarę mes būsim švenčiausi, bet gyvendami Dievo valioje, kokį kelią nuskyrė kiekvienam Dievas, ten ir esame. Ir todėl, kad nekeiktume, kaip sako, likimą, ar ten kas pasitaikė tau kilę, bet išnaudotume tai kaip galimybę augti dvasiai. Amen? Ar ten brolių kažkas tai nori tą neteisingai kažką tai, ar tie nuteisti, ar kažkur kažką. Išnaudok tai kaip dvasiniam augimui. Ir kai tu nepriimi to, kai tai sako, ir nesiginčiji, ir nepuoli įrodinėti, ir aiškinti, bet sustiprini save Dieve, Dievo žodžiu, tada tu turi dvasinius vaisius. Taigi, dvasiniam vaisiams užauginti mums reikia būtinai pasipriešinimo. Taip, kad mes stiprėtume. Kaip būt smagu su gerais žmonėm, tokiais šventais draugauti, gyventi. Žinot, bažnyčioje, čia tokių visokių būna toj bažnyčioje. Kodėl čia taip Dievas daro? O todėl ir daro. Nes jei bus šiltnamis, jeigu bus visi tik gerutėlė, tai kur mes grūdinsimės? O čia yra visko. Ir atleisti reikia. Ir neįsižeisti. Kad dvasiniai vaisiai augtų. Amen. Dvasiniai vaisiai auga, kada yra pasipriešinimas. Todėl išnaudokim tą pasipriešinimą, kuris yra mūsų kelyje, geram sustiprėti patiems Dieve. Iš to blogo visada išspauskime gerą. Nes bepik mylėti tuos, kurie mus myli. Bet kad mylėti tuos, kurie mus nemyli, reikia dvasinių vaisių. Ir mes matom praktikoje, kad dar daug ko nemylim. Taip. Tai reiškia trūksta ko? Tai reiškia trūksta dvasinių vaisių. Dvasinių vaisių. Ramybės, kantrybės, malonumo, gerumo, ištikimybės, romumo, susivaldymo. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir teismais. Amen? Nukryžiuojam save. Ir tada auga vaisiai, kai nukryžiuojam. O nenorim, kad apie mus visi šokinėtų. Kad pasveikintų mane. Kad mane pakalbintų, kad mane pastebėtų, kad mane, žinot.
Viskas nuo tokių dalykų prasideda. Kad aš visus pakalbinčiau, kad aš visus pastebėčiau, tai augs vaisiai. Amen? Nes tu pastebėsi, mylėsi nepriklausomai nuo to, ką jis apie tave kalba, ką jis daro. Taip. O tu patarnauji jam. O tada augs dvasiniai vaisiai. Amen? Tai čia sprendimas tikrai ir tarp vyrų ir žmonų. Todėl patarnaukim vienas kitam meilę. Laimėkime vienas kitą meilėje. Rodykim dvasinius vaisius. Mes sakom, kiek jau čia metų įtikėję. Nu, kiek čia galima tupinėti? Vaisių jau reikia. Amen. Jau reikia vaisių, kad neatsakyti tuo pačiu, bet atvirkščiai. Daryti tai, kas patinka viešpačiui. Ir mes galime taip gyventi. Kokia čia dar rašto vietą paskaitysiu. Gal tik tai trumpai pasakysiu, kad laiko neužimčiau, nes jau turbūt čia laikas baigti. Viskas prasideda nuo mūsų minčių. Sekime, ką mes galvojame. O, ten tas. Arba, o, ten tai būtų gal ir nieko. Žinot, kaip palietė ir brolis Adomą ir Ievą. Ir ta rašto vieta, kur Ieva būtinai pasielgė priešingai, negu sakė Dievas. Nevalgykite nuo šito medžio vaisiaus, nelieskite, kad nemirtumėte. Dieva pasakė tam velniui, ką jai sakė Dievas. Sako, ten gundo ta gyvatė, o jin sako, o mums Dievas sakė neliesti, nes numirsime, ją valgysime. Reiškia, ji žinojo viską. Ir mes šiandien žinom viską. Bet tas vidinis pasipriešinimas, tas nepaklusnumas mums visada pakiša koją. Būtinai ne taip, kaip sako Dievas. Ir Dievas sakė mylėti priešą tai mylėti. Ir dvasiniai augs, vaisiai tada mumise. Jeigu sakai atleisti, nepriklausomai ar tu manęs atsiprašysi ar ne, tai reiškia atleisti. Jeigu aš tai darysiu, mani augs dvasiniai vaisiai. Aš nekvaila būsiu. Kai pasaulis, kai tu kvailys, tu čia visiems tik nusileidai, čia sumindys tave vieną dieną. Ne. Tas, kuris paklūsta tam, ką sako Dievas, o ne tai, ką sako velnias per mintis. Velnias kalba per mintis, nedaryk, nesiprašyk, nedaryk. Tegul ten jis atsiprašo. Taigi net tu blogai padarai. Nedaryk. Jis visada gundo. O tavo širdį, aš pasakė, atleisk. Taip? Dievas visada atleisk. Ką tu padarai? Atleisk, sakė. Ir mes žinome, kad reikia atleisti. Ne? Bet velnias kažkodėl gundo neatleisti. Mes sakom, čia ne velnias, čia aš taip logiškai mąstau ir logiškai taip gaunasi, kad čia ne aš kaltas, tai kodėl aš turiu atleisti. Ar ne? O čia ne tu, čia velnias galvoja. Jis ima mūsų mintis ir mes mąstome jo mintimis. Ir mums atrodo, kad čia mes mąstome. Yra Dievas pasakė tiesą atleisti. Ir dar aš, kuris sumąstysiu, ką daryti. Todėl Ievai taip ir buvo. Jinai toliau parašyta, kad sako, kad tie vaisiai labai jau gražus. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims,
ir vieną suvalgius galime įsigyti išminties ir taip toliau. Vaisiai patrauklus. Mums patinka, kas patrauklu, kas gražu, ar ne? O sekti Jėzumi tai reiškia kryžių nešti. Daryti tai, kas nepatrauklu. Atleisti priešui tikrai nepatrauklu. Taip. Ir todėl, pavyzdžiui, ten nuodėmė. Velnias visada ateis apsimetęs šviesos angelas. Jis, ne, čia taip ne taip tiesiai, čia matai, kad čia labai gražu, čia bus viskas gerai, čia viskas bus tvarko, čia tik ne taip jau tiesiai, ne taip jau taip jau kaip sako, kaip davatka, jau čia tik tai tieso ir tieso. Velnias taip ateina, jisai pusę tiesos pasako, pusę melo ir tada mus jis apgauna. Ir mes tada padarome ne tai, ką sako Dievas, o ką velnias mums siūlo. Todėl supraskim, čia debatai eina arba su Dievu, arba su velniu. Arba su Dievu, arba su velniu. Jeigu siūlo velnias, neimk. Bet tau pirma mintis ateis. Ir dar, kai mintys ateina, jeigu tu pradedi mąstyti, daleiskim, nuodėmę kažkokią, arba kažkam atkeršinti, arba kažką tai tokio negatyvaus. Mes, mąstydami velnio mintimis, kurias duoda velnias, mes pritrauksime tą velnę ir būtinai taip įvyks, kaip mes kuriame. Vaizduotė mūsų kuria ir pritraukia negerus tuos dalykus. Patį velnę prisišokiam. Žinot, koks velnas yra svoločius. Jis ateina pats į mūsų galvą, mus kaip indus naudoja, ima mūsų protus, pradeda čia regsti, duoda mintį, pritraukia mes mintimis velnę ir įvyksta taip, kaip mes mąstame. Daleiskim, ten tu pagalvo kažkokią nuodėmę, kažką tai planą, kažkokio ten būtų gerai. Žinok, būtinai atsiras vietoj ir laiku. Ir tie žmonės, kurie tave ves į nuodėmę. Paruošta planas, todėl neleisk mąstyti mintims negatyviams, niekada. Jeigu tik prasidėjo mintys, Jėzaus vardu suriškės. Nes tai yra velnio lizdas, jau sukamas. Ir situaciją tuo jis sudarys ir tu krisi. Todėl ar vyrams, ar moteriams, jeigu ten gundo kažką tai daryti, būtų gerai, galvoju, o ten kažkas, kas nepatinka Dievui. Kaip tai jie, oi gražus tie obuoliai, čia, bet jie labai gražus. Bet jeigu tai nėra Dievo valia, tai Dievas sakė, nelies. Tai protas turi būti nelies to, kas netinka. Nedaryti to, kas nepatinka Dievui. Ir tada, kai mes taip elgiamės, mes augame dvasiškai. Amen. O jei mes visą laiką tik pasiduosime, kažkaip šiaip taip praeisime, kažkaip prašliaužiau, šiaip taip vėl prašliaužiau, vėl darau kompromisą, prašliaužiau. Ir mes augam ir neaugsim, ir neaugsim, ir neaugsim, ir neaugsim. Nes Dievas laukia vaisių, sako, lapų tų nereikia, žinot, mes tokius lapus užauginam. Kad kalbam, sako, čia tie moterys ant vyrų, galim, kad vyrai ant moterų, žinot, kalbėti, oi, kaip mes žinom, čia viską, kaip mes čia žinom. Ir kas lapų daug, vaisių nėra. O Dievas nori, kad mes neštume vaisius. Reiškiasi, kad velnias, jeigu yra tavo pastovų ten draugė, ar vyra, ar žmona, išnaudokim tai, kaip dvasiniam augimui. Amen. O neatsiliepčiam į tą velnę, kuris ten tame žmoguje, bet jį nugalėkime piktą gerumu. Tai viešpaties toks planas. Niekada neliksi kvailas. Netikėk to velnio, kuris sakys, kvailas būsi. Aš nesakau, kad tau reikia eiti į kompromisą. Ne. Velnias kaip tik siūlo daryti kompromisą. Nesekti viešpačiu. Bet pagal Dievo žodį.
atstatyta viskas bus. Jeigu mes kiekvienas pasielgsim pagal Dievo žodį, kiekvienas pasielgsim. Kai yra vienpusiškas ir tai dar vienas elgiasi, o kai abudu, pavyzdžiui, šeimo, kaip nuostabu būt tikintys, abudu žiūri, kad būtų santykiai atstatyti, abudu dirba, tai iš vis nuostabu. Žinot, būna, bet tik vienpusiai žmogus, žinot, visada jis. Bet toks žmogus dažnai net ir pavargsta, bet ir tai nieks neatleido jį nuo to, kad jis elgtųsi kitaip. Jam daug sunkiau, jam daug reikia daugiau savęs nukryžiuoti, kai iš tavęs tyčiojasi, o tas velnias, bet išnaudok tai savo dvasiniam augimui, jeigu turi tokį žmogų šalia. Amen. Tikinčiam viskas išeis į gerą. Viskas išeis gerai. Te padeda mums Dievas. Čia tikrai mums reikia, Dieve, tavo pagalbos, kad mes neatsakytume tuo pačiu, kad mes mylėtume ne tik tuos, kurie mus myli, bet kad mes tai kaip viešpats Dievas mylėtume ir tuos, kurie mūsų nemyli. Amen. Nes Dievas turėjo menį, aš noriu, kad jūs dvasiniai vaisiai augtų. Amen. Kaip pasaulio žmonės bus išgelbėti, jeigu mes meilės vaisių nebūsime išugdę? Ant tokių žodžių, kad Dievas myli ir aš myliu, Dievas myli ir aš myliu. Čia yra tik tai frazės pasakytos, bet ar aš išpraktikavau tai, kai mane nemyli? Reikia, todėl dėkok. Kai praktikoje kas nors tavęs nemyli, tu kažkada dėkosi, kad buvo tokie žmonės, kurie galbūt nemylėjo tavęs, priešinosi tau, niekino tave. Aš kuo toliau vis labiau pradedu suprasti ir dėkoju Dievui už tos žmonės, kurie pasitaikė. Tuo metu galbūt man atrodė, kodėl aš tai kenčiu, bet po to Dievas duoda išminties supratimų. Jeigu to nebūtų buvę, tu nebūtum sustiprėjęs dvasioje. Ir reik būtinai, kai boksuojasi, tu vienas į orą smūgiuosi ir sakysi, oi, koks aš drūtas, ar ne? Kai nėra priešinimo. Reikia priešinimo. Ir kai Dievo žodžių tiesa mes jį nurūksime, tada mes stiprėsime. Reikia pasipriešinimų. Nepyk ant pasipriešinimų, kurie ateina į tavo gyvenimą. Nepyk. Laimink ir džiaukis. Viskas, kas yra tavo gyvenime, turi taip būti. Negalvok, kodėl čia aš toks nelaimingas. Žinot, velnias tik to ir laukia. Tai, kas yra bloga, paversk geru. Amen. Tu paversk geru. Jeigu tai bloga, paversk geru. Amen. Neatsakyk tuo pačiu, laimėsi. Haliuliuja. Te laimina jūs Dievas. Ir te padeda taip gyventi. Ne tam tik klausyti, bet ir praktikuoti tai. Nugalėti nuodėmę, pagundimą. Pasakyti ne. Stiprėsime dvasią. Tu dabar kalbėjai tą žodį. Tu išstoji. Tu išstoji prieš aplinkybės su Dievo žodžiu. Būtum pati kažkaip čia, praeisiu kažkaip, praeis kažkaip. Bet tu stojasi ant Dievo žodžio. Gali supykti ant tų žmonių, ant kažko. Tu sakai, ne, mano viešpats man padės. Aš įveiksiu viską su viešpačiu. Amen. Saugokime labiausiai savo širdį, kad nepaspiktintų tuo, kas yra aplink mus, bet išnaudokime tai kaip galimybę augti. Amen. Gerai. Trumpai pasimeldžiam, gerai, Jorą.